Dabar papasakosiu apie žalįjį kursą, žaliosius įgūdžius, kompetencijas ir darbus truputėlį kitų kampų. Įprastai žaliasis kursas yra siejamas su dviem tokiom stambiom kryptim. Tai viena yra susijusi su aplinkos išsaugojimu, su įvairia ekologinė veikla tam, kad mes turėtume išsaugotą gamtą, gyvūniją, kad mažintume taršą. Ir antroji sritis, mums labai gerai irgi žinoma ir pažįstama, tai yra atsinaujinančios energetikos sritis, kurios tikslas iš tikrųjų yra sumažinti iškastinio kuro panaudojimą. Tai grįžtam prie aplinkos išsaugojimo, kur mes turime tas sritis, kurios mums labai gerai pažįstamos, ir tas profesijas, kurios mums lygiai taip pat labai gerai pažįstamos. Tai yra visos profesijos atliekų perdirbimo srityje, kur mes turime ir žiedinės ekonomikos principus. Ir lygiai taip pat mūsų minėtas dviračių meistras. Ir jeigu mes atidžiai pasižiūrėsime visą žalių profesijų sąrašą, mes tenais rasime ko gero 90% mums gerai pažįstamų profesijų, kurios dabar buvo pamatytos naujų kampų, įvertinant jų poveikį aplinkai, ir jos buvo pavadintas žaliomis, nors šios profesijos iš tikrųjų nėra naujos ir jo ne 10, ne 20 ir net ne 30 metų. Ir lygiai taip pat mes turime naujas iš tikrųjų profesijas, ir jos dažniausiai bus susijusios su atsinaujinančia energetika. Ir čia reikėtų įvertinti, kad jeigu mes turime įmonę, kuri gamina ir montuoja saulės paneles, tai yra vertinamas visos įmonės sukuriamo produkto arba paslaugos poveikis aplinkai. Ir jeigu tas poveikis yra teigiamas, tai įmonė yra vadinama žalia, ir iš tikrųjų visi ten dirbantis žmonės, jų darbus kažkuria prasme galime pavadinti žaliais, bet vieni bus mažiau žali, kiti daugiau žali. Ir ką aš turiu omenyje? Tai toje įmonėje mes rasim mums labai gerai pažįstamas profesijas, mes ten turėsim ir valytoją, ir sekretorę, ir pardavimų vadybininką, ir marketingo specialistą. Bet jie su savo įgūdžiais iš tikrųjų gali nueiti dirbti bet kurią kitą įmonę, ir jų darbo žaliu jau pavadinti nebegalėsime. Bet kadangi jie dirba komandoje ir sukuriamas tas bendras produktas, jisai duoda teigiamą poveikį aplinkai, tai jų darbe jau atsiranda šiek tiek žalumo, bet tai nėra tiek žalumo, jeigu mes paimsime to įmonėje dirbančius inžinierius, technikus, kurie jau turi labai specifines, naujas žinias, dirba su naujomis technologijomis arba kuria naujus produktus arba paslaugas su tikslu daryti dar didesnį teigiamą poveikį aplinkai. Ir visas tas mums pažįstamas profesijas aš vadinu, jog tai yra ta senoji žalia spalva. Taip, mes ją tik tai kaip ir naujai atradom, bet iš tikrųjų tai yra sena žalia, nes tai senos profesijos, ir mes turim tą naują žalią spalvą. Ir tų profesijų bendroji sumoje yra gerokai mažiau. Dabar reikėtų pasižiūrėti iš tikrųjų į ESCO įgūdžių klasifikatorių, ir ten mes galime rasti 571 įgūdį, kuris yra priskiriamas prie žaliųjų, palyginus su 14 300 kitų įgūdžių. Taip, tai žalių įgūdžių mes turime 4%. Bet jeigu mes pažiūrime dar atidžiau, ką ESCO klasifikatorius vadina žaliaisiais įgūdžiais, tai mes rasime mums labai gerai pažįstamus dalykus, tokius kaip komunikavimo įgūdžius, vadybinius įgūdžius, gebėjimą naudotis kažkokią tai techniką ir taip toliau. Tada kyla klausimas, tai kas yra tie žalieji įgūdžiai? Ir čia mano atsakymas būtų toksai, jog reikia perlipti laipteliu aukščiau ir kalbėti apie kompetencijas, nes kompetencija tai būtent mūsų gebėjimas panaudoti turimus įgūdžius naujų, inovatyvių, kūrybingų būdų
Ir šitoje vietoje mes turime labai aišku tikslą. Tai tikslas mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir vardant šito tikslo mes savo turimus įgūdžius iš tikrųjų jungiam, miksuojam, modifikuojam naujais būdais tam, kad tą savo tikslą pasiektume. Tai kaip ir minėjau, reikia tokio šiek tiek labiau holistinio požiūrio, reikia mąstyti kompetencijų labiau lygmenyje, pamiršti galbūt pačius įgūdžius, nes į juos pasižiūrėję per mikroskopą mes tų žalių įgūdžių rasim, bet jų rasime labai labai mažai ir bet kokiu atveju kiekvienoje žalioje profesijoje ta mažytė dalis žalių įgūdžių, jie bus naudojami su 95% kitų mums labai įprastų ir labai gerai pažįstamų įgūdžių. Taip. Tai mums reikia žiūrėti kompetencijų lygmenyje ir mums reikia visą laiką vertinti tikslą ir rezultatą. Taip, tas darbas, kokį galutinį tą rezultatą sukuria vertinant poveikį aplinkai. Dėl to, kad tradicinis verslo modelis, jisai to nedaro. Ir tradicinėme verslo modelyje mes naudodami įgūdžius kompetencijas sukuriame kažkokį tai darbo rezultatą, pridėtinę vertę, jinai yra konvertuojama į pinigus ir įmonė turi pelną. Ir pelnas yra paskaičiuojamas ir tradicinis verslo modelis, jisai ties tuo ir pasibaigia, ties pelno gavimu. O žalesis kursas, jisai kūrė naują paradigmą, kad turime dar vienu toliau žingsniu pasižiūrėti, o to pelno siekiant ir jį gaunant, kokį mes padarėm poveikį aplinkai. Ir poveikį aplinkai kartais galima paskaičiuoti gan lengvai. Pavyzdžiui, mes galime paimti saulės ar vėjo parką, paskaičiuoti, kiek kilovatų energijos sugeneruoja šitas parkas ir kiek reikėtų iškastinio kuro panaudoti, kad mes tą patį kilovatų skaičių gautume ir kiek CO2 būtų išmesta į aplinką. Tai kartais galima paskaičiuoti labai lengvai ir paprastai šitą poveikį, kartais paskaičiuoti yra sudėtinga ir mes labiau numanome, nuspėjame. Tai tarkim, jeigu mes turime dviračių meistrą, kuris sutaisė 100 dviračių ir tas 100 dviračių, tarkim, nuvažiavo 10 000 kilometrų. Tai kaip ir būtų galima lyginti ir skaičiuoti, tarkim, kiek CO2 būtų išmesta į orą, jeigu tos 10 000 kilometrų mes nuvažiuotume automobiliu. Taip. Bet mes iš tikrųjų nežinome, ar tas žmogus, kuris susitaisė dviratį, ar jis kelionę automobiliu iškeitė į dviratį. Gal žmogus kaip važinėjo vieną kartą per savaitę su tuo dviračiu, taip jis ir toliau važinėja, tiek kiek jis važinėjo su automobiliu, tiek jis važinėja toliau. Ir mes negalime šitoje vietoje paskaičiuoti dviračių meistro poveikio aplinkai tiksliai, mes galime jį numanyti. Lygiai taip pat, kaip mes negalime paskaičiuoti dėvėtų rūbų parduotuvėje dirbančių žmonių poveikio aplinkai tiksliai, nes tada reikėtų skaičiuoti, kiek rūbų jie pardavė. Tai reiškia, kad žmonės nupirkę rūbus, jie pratęsė to rūbo gyvenimo laiką, jie nepirko naujo, tai buvo sutaupyti gamtos resursai, bet mes nežinome, ar žmogus nepirko naujo. Gal jis nusipirko ir 2 naujus ir, tarkim, 1 dėvėtą, nes jam, tiesiog patiko, ar ten reikėjo. Tačiau šitoje vietoje mums belieka tik tai numanyti, kad poveikis jis yra teigiamas ir kad ta žalia spalva šitame darbe yra. Tai kokios būtų išvados? Kartais gali būti sunku įvertinti, ar darbas yra žalias, ar įmonė yra žalia. Tiksliai matematiškai, aš turiu omeny įvertinti, bet galima numanyti. Antra išvada būtų tokia, jog norint suprasti, kas yra žalias darbas, reikia žiūrėti kompetencijų lygmenyje. Mes ten rasim keletą žalių įgūdžių, bet kiti įgūdžiai bus mums labai gerai pažįstami ir mes turime vertinti bendroje sumoje viso kolektyvo veiklą, kokį jie produktą galutinį sukuria arba paslaugą. Jeigu tai yra su teigiamu poveikiu aplinkai, taip, tai įmonė žalia ir automatiškai ten esantis darbai yra žali, vieni daugiau, kiti mažiau.
Bet jeigu mes išimam kažkokią tai profesiją iš konteksto, nematom tikslo, nematom poveikio ir išskaidome mažas dalelytės, tarkime, kaip mano pavyzdėje su vandenilio variklio inžinierium, taip, tai mes ten iš tikrųjų to žalumo galime nepamatyti. Tai visą laiką reikia matyti tokį bendresnį kontekstą, kad mes galėtume pasakyti, ar darbas yra žalias, ar įmonė yra žalia.